Ančinėlė. Gerai, tai sveiki. Sveiki šiandien prisijungę į Lipos renginį. Tai kas dar nesat pažįstami su Lietuvos pardavimo asociacija, tai mes vienijame įvairių sričių pardavėjus. Ir aišku, mūsų tikslas yra vienas iškelti kompetencijas per įvairius renginius, kaip ir šiandien. Ir kalbėti labai įvairiomis temomis, nes, na, kaip žinome, pardavimai tikrai yra labai platis sritis ir tikrai yra galima apie daug ką labai skirtingai kalbėti. Tai vat, keliame kompetenciją šiandien įvairiose mokymuose, paskaitose ir taip toliau, workshopuose. Turime networkinimo renginius, irgi labai dirbame kartu su KTU studentais, suteikiame jiems praktikos vietas, turime taip pat mentorystę ir panašiai. Tai va, tai taip atrodo mūsų Lietuvos pardavimo asociacija. Tai jeigu dar turite daugiau klausimų, tai vat, ir Radvilė yra šiandien yra mūsų direktorė, taip pat aš esu valdybos narė, tai irgi mielai galima atsakyti ir papasakoti daugiau apie tai, ką mes veikiame. O šiandien susitikome pasikalbėti apie skaitmeninę rinkodarą pardavėjams. Tai aš apie tai papasakosiu, tai aš galvoju, gal tada iš karto pasidalinsiu skaidrėmis ir galėsime pradėti. Tik tai dar vienas dalykas, jeigu turite kažkokių ar klausimų, ar pastabų, komentarų, tai šiaip būtų visai smagu, kad galėtumėte net ir iš karto įsiterpti, bus man netgi daug smagiau negu, nežinau, monologu kalbėti. Galima netgi gal kokią diskusiją bus išvystyti. Taip, tuoj pasidalinsiu savo ekranu. Ar matote skaidrės? Jo, rodo. Liuks. Gerai. Tai šiandien paliesime temą skaitmeninę rinkodarą pardavėjams. Iš karto galiu pasakyti, kad na, tai yra toks ganėtinai gal basic toksai, neįsime labai giliai. Čia bus tiesiog toksai bendrai supažindinti gal su tokiom vienom pagrindinių idėjų, ką naudoja marketingistai, nes aš tikrai tikiu, kad na, marketingas ir pardavimai yra neatskiriami ir iš principo pardavėjams būtų labai naudinga suprasti ir žinoti, kuo gyvena rinkodaristai, bet aišku, neinam labai giliai, nes yra tokia pirma tema, ką mes Lipoje apžvelgėme apie marketingą. Tai šiandien tokia bendra tema, bet jeigu bus įdomu, aš manau, kad galėsime, jeigu tikrai bus noro, galėsime lysti kažkokias gilesnės temas ir tenais jau giliau panagrinėti vieną ar kitą rinkodaros temą. Kodėl kas aš esu ir kodėl aš šiandien kalbu apie tai, tai mane geriausiai dabar visi žino iš Six Loops pavadinimo, tai yra mano agentūra. Startavome sąlyginai neseniai, pernai pavasarį, ir tai yra skaitmeninės rinkodaros ir pardavimo agentūra. Dėl to, kad tai mes įkūrėm su partneriu, nes partneris skaitmeninė rinkodarai labai senai dirba. Aš esu pati iš pardavimų, iš verslo vystymo, tai vat dėl to yra ir Lipa čia mano dalį darbų užima. Tai vat sugalvojom tiesiog apjungti savo jėgas ir turėti tokią agentūrą, kuri dirba ne tik tai su skaitmeninė rinkodara, bet ir su pardavimais, nes mes tikrai tikim, kad tai yra visiškai persipinę dalykai ir jie tikrai eina koja kojon kartu. O savo karjerą pradėjau iš tikrųjų nuo vynų, tai vat čia gal toks įdomesnis faktas, kad žmonės visą laiką prisimena, dėl to vat yra šis butelis, nes esu baigusi vyno studijas ir dirbau su vynais, tada dirbau su kvepalais, vadovau mažmeniniam tokiam butikui nišinių kvepalų, tai va šitų dviejų dalykų jau nebėra, nuėjau visiškai kitą pusę, bet geras vynas ir geri kvepalai tapo tiesiog mano hobiu ir mano malonumu. Bet paskui pasukau į IT sritį ir
Čia buvo IT su pardavimais, tai gal labiausiai žmonės žino mane iš Treatwell, tai kas užsirašo pas barberius ar pas kokias kirpėjas internetu, tai žino Treatwell, tai buvo atsakinga už Treatwell atvedimą į Lietuvą, paskui buvo įvairių kitų įmonių, teko padirbėti Kodėl Vilnius ir šiek tiek ir Go Vilnius, skatinant pardavimą žinomumą Lietuvos, tai va. O dabar esu dar Lietuvos pardavimų asociacijos, kaip ir sakiau, valdybos narė, ir čia gal toksai mano pamokinė, bet labai labai svarbi veikla, tai yra esu irgi Lietuvos Šaulių sąjungos narė, kur irgi beje tenais dirbu ir padedu jiems su komunikacija ir iš dalies, kiek yra ir su rinkodara. Tai vat tiek apie mane ir dėl to šiandien ir kalbu apie skaitmeninę rinkodarą pardavėjams, nes mano pačios iš tikrųjų tokia pirma rimtesnė karjera, tai vat ir buvo tas susidūrimas pardavimo ir rinkodaros, kai dirbau didžiulėje įmonėje, didžiuliajam koncerne pardavimų skyriuje ir mačiau tą tikrai blogąjį pavyzdį, kaip nesutardavo pardavimai su rinkodara, kaip tai, pavyzdžiui, pardavimo, mes sėdėdavom pardavimų viskas vienom tokia dideliai patalpoj ir ateidavo rinkodara ir ant mūsų rėkia, kaip jūs neparduodate šito naujo produkto, čia toks puikus produktas, ir tada pardavėjai jiems sako, ten atgal šaukia, o kodėl jūs nusprendėte tokį produktą įvesti Lietuvos rinką, nieks neperka ten tokio skonio produkto, nes tai buvo maisto produktas. Tada rinkodara jiems atgal, bet mes padarėm tyrimą, čia toks nuostabus produktas, jis sakė, kad tokio skonio reikia visiems ir taip toliau ir panašiai, tai tokių pykčių būdavo tikrai labai daug ir tokių pavyzdžių girdėjau ne vieną. Tai mačiau tą blogąjį pavyzdį, bet kaip ir sakau, paskui ilgainiui mačiau, kad iš tikrųjų tai yra labai neatskiriamas dvi sritis, kurios tikrai turi sąveikauti tarpusavėje, sąveikauti glaudžiai ir tik tai taip galima gauti geriausių rezultatų ir irgi kaip svarbu iš principo pardavėjams suprasti, kuo gyvena rinkodara ir rinkodara apskritai suprasti, kuo gyvena pardavėjai ir kuo jie vieni kitiems galėtų būti naudingi. Tai pirmas dalykas, ką noriu apžvelgti, tai yra, kas labai yra naudojama rinkodaroje, tai yra personas. Kas tai yra? Persona iš principo yra žmogaus profilis, kuriam į kurį yra nukreipta viso rinkodara, kamera skirtos rinkodarinės žinutės, kas iš principo yra jūsų tas toks tikslinis klientas. Ir labai paprastai ta persona iš principo susideda iš tokių dažniausiai demografinių faktų. Tai ten gali būti tai amžius, lytis, gyvenamoji vieta, pajamos ir taip toliau ir panašiai. Personas mes kai pradedame dirbti, mes dažniausiai jas sukuriame iš savo prielaidų, mes turim kažkokį produktą ir darome prielaidą, kad jisai turėtų tikti ten, nežinau, mes turim ten kokį nors CRM ir mes sakom, kad CRM tiks greičiausiai pardavėjams. Ir tada mes sudarinėjame pagal tai tą personą. Bet kas yra labai labai svarbu, kad personas reikia patikrinti, reikia remtis realiais duomenimis, kad iki tol, kol mes nusprendžiame, tai kas yra ta mūsų persona. Tai mes iš pradžių turime kažkokį seto tokių prielaidų, kas yra mūsų tikslinis, galėtų būti tas klientas persona. Bet mums būtinai reikia pasitvirtinti realiais duomenimis, tai yra padaryti kažkokius, nežinau, apklausas ar panašiai, kad suprast, kad tikrai mūsų produktas ar paslauga tom personoms yra aktuali. Kitas labai svarbus dalykas, ir aš labai mėgstu šitą pavyzdį, gal esate LinkedIn irgi ne kartą matę, kad labai yra šiek tiek klaidinga personos profilį turėti sudarytą vien tik tai iš demografinių duomenų. Tai jeigu mes čia turime princą Čarlzą, dabar jau karalių, ir mes turim Ozį Osburną, tai jeigu mes žiūrėtumėm tik tai demografiją, tai visiškai viskas yra vienodai. Jie yra abu kartu vyrai, gimė tais pačiais metais, gimė Britanijoje, 2 kartus vedė, abudu gyvena pilyje, yra turtingi ir žinomi. Tačiau tikriausiai iš karto irgi labai intuityviai suprantate, kad jeigu turėtumėt kažkokį produktą ir norėtumėt jį parduoti jiems abiems, tai visiškai skirtingi būtų prieimai tiek prie Ozio, tiek prie Čarlzo. Tai trumpai tariant, ką aš labiausiai noriu akcentuoti, kad vien duomenų nepakanka, reikia suprasti, kokie yra jų motyvai.
nes irgi intuityviai suprantame, kad Čarlzo motyvai bus tikriausiai vienokie pirkti, Oze bus visiškai kitokie. Plus jie turi visiškai kitokias problemas, nors atrodo abudu visiškai tokie patys žmonės. Tai, pavyzdžiui, jeigu taip tokių realesnių galima kokį nors paimti pavyzdį, tai, pavyzdžiui, mūsų personą nusistatom, kad yra mama, pirmą kartą tapusi mama, moteris, ten jaunai, ten iki, pavyzdžiui, 35 metų gyvena didmiestyje ir taip toliau ir panašiai. Ir mes turime, nežinau, ten kokį nors vaikams skirtą produktą. Tai tai mes galime pardavinėti taip pat, bet jeigu mes įlystumėme dar giliau, mes galėtume pasižiūrėti iš tikrųjų, kuo tos mamos skiriasi ir kas jos motyvuoja. Pavyzdžiui, viena mama galbūt jinai bus visiškai natūralistė ir jinai norės savo vaiką auginti visiškai natūraliai ir norės jam pirkti viską, kas yra tik tai natūralu. Tai ją motyvuos pirkti produktą, kuris ten, nežinau, bus ten be kažkokio plastiko, ten kenksmingo, ten naudoja natūralias medžiagas, medieną ir taip toliau ir panašiai. Kitai mamai, pavyzdžiui, yra svarbu savo vaikui duoti viską, kas yra geriausia, ten ką reiškia gal brangiausia, gal firminiai drabužiai, daiktai ir taip toliau. Ir ją motyvuos, pavyzdžiui, nežinau, tiesiog logotipas žinomas prekės ant kažkokio vaikiško prekės, vaikiško daikto ir tiesiog ją motyvuos šitai. Tai sakau, tos motyvus yra labai svarbu suprasti ir tai yra svarbu suprasti ne tik tai marketingistam, bet iš principo ir pardavėjam, nes tai gali tiesiog formuoti jūsų tai, kaip jūs šnekate ir ką jūs akcentuojate tiem žmonėm. Ir kitas dalykas, tai yra, kas labai didelė klaida, kurią aš dėja, bet dar kartais girdžiu pas įmonėse, tai sakyti, kad mūsų produktas yra skirtas visiems. Ir mes neturime konkrečių personų, nes tiesiog jisai yra visam tinkamas. Čia kaip ir mūsų agentūra. Mes galim sakyti, kad rinkodaros tai tikrai reikia visiems. Bet mes iš tikrųjų nieko neišlošim, nes dažniausiai, jeigu tu yra skirtas visiems, tai dažniausiai tavo produktas ir paslauga yra skirtas absoliučiai niekam. Nes vis tiek tu turi žinoti savo personas ir kalbėti apie jų problemas. Nes, pavyzdžiui, nors taip ir marketingo reikia visiems, bet tikrai skirtingos įmonės turės visiškai skirtingas problemas, su ko jie susiduria ir sprendimai bus visiškai skirtingi. Tai kodėl man tai svarbu, kodėl man tai aš turiu omeny čionai, kodėl man kaip pardavėjų yra svarbu suprasti personas, nes mes visiškai kitaip tiesiog galime kalbėti ir daug tikslingiau kalbėti, kai vienas dalykas, mes, pavyzdžiui, čia pavyzdys turime, pavyzdžiui, mūsų klientas, mūsų persona yra pardavimo vadovas didelėje įmonėje, na taip, mes kaip ir turim tokią personą, bet jo motyvai, jo skauduliai gali būti begalinis sąrašas, kaip plus, pavyzdžiui, mes turime tokią personą susidarę pardavimo vadovas, įmonėje turinčia daugiau negu 100 darbuotojų, įmonė dirba vakarų Europos rinkai, neseniai buvo suteikta ES finansinė parama tai įmonei. Tarkim, mes kažkokį sprendimą pardavinėjame, kur pavyzdžiui, galime panaudoti Europos finansinę paramą, kur sprendimas skirtas didelė įmonė ir taip toliau. Tai tiesiog suprantant daug daugiau dalykų, mes galime suprasti motivacijas ir problemas tų personų ir jas taikyti pardavimo procese. Tai suprasti personą yra lygu suprasti iš principo prieštaravimus, su kuo aš jau galiu iš karto prieš kalbant su tuo žmogumi pasiruošti ir žinoti, kokie dažniausiai kyla tokiem žmonėm prieštaravimai, suprasti jų didžiausius skausmus ir juos atliepti, pareikti netgi teikiamą toną, nes, suprantate, tikriausiai, tarkim, su karalium, su Čarlzu mes bendrautume vienokiu tonu, bet su Ozu mes kalbėtumėme tikriausiai visiškai kitaip. Ir kas dar yra labai svarbu, tai čia tiek marketingai, bet lygiai taip pat ir kalbant apie pardavėjus, tai labai svarbu, nėra taip, kad mes nusistatome vieną personą, mums yra svarbi tokia persona ir jinai nuolatos išliks tokia pati. Tikrai ne. Personas kinta, gyvenimas yra dinamiškas, gali būti, kad tiesiog atsiranda kažkokių sprendimų ir jūs gal galite būti nebe tokie aktualūs ir taip toliau ir panašiai, tai reikia nuolatos testuotis, jeigu matome, kad tos personos jau taip pozityviai nebereaguoja jūsų pasiūlymus ir panašiai, žiūrėti, kokios yra problemos, kokie atsiranda naujų prieštaravimų ir taip toliau, galbūt personas reikia keisti, gal atsiranda naujų personų ir panašiai. Tai tas nuolatinis testavimas yra tikrai labai svarbus.
O kartais gali būti, kad mes iš principo galvojam, kad viena persona bus mūsų ta tikslinė, bet paskui ilgainiui matom, kad iš tikrųjų visiškai ne. Ir tikrai taip nutinka, kad, pavyzdžiui, sukuria produktą ir galvoja apie vienas personas, o pasirodo, kad tas produktas iš tikrųjų labiausiai tinka ir yra perkamas visiškai kitokių personų. Tai įvyksta iš principo ir taip kartais. Kitas konceptas, ką jau čia super dažnai marketinge yra labai svarbu, tai yra iš principo kanalai. Kanalas tai yra vieta, per kurią pasiekia jūsų reklama, tos personas arba plačiau, sakykime, tai yra segmentai. Segmentas yra plačiau negu persona, nes kaip ir sakiau, jeigu personos yra įvairios mamos, tai segmentas būtų tiesiog, pavyzdžiui, mamos. Tai yra moteris turinčios vaikus. Tai yra toksai platesnis segmentas, turintis skirtingas personas. Tai šiaip tradiciškai tų kanalų pagrindinių yra 5. Tai pirmas yra organinis kanalas, tai yra kanalai, tai yra kai jūsų reklama iš principo tenai tose kanaluose yra nemokama. Tai gali būti visiems puikiai pažįstamas SEO, tai tas pats, pavyzdžiui, Google paieška, Bing paieška ir taip toliau. Jūs iš principo, kaip ir tiesiogiai Google nemokate, kad jūs ten rodytų. Gali būti socialinių tinklų organinis turinys, kuris tiesiog organiškai dalinatės informaciją ir taip toliau. Gali būti mokama reklama. Tai čia yra vienas iš TikTokas, LinkedInas, Facebookas ir taip toliau ir panašiai. Gali būti ta tiesioginė rinkodara, tai kai jūs visiškai tiesiogiai galite pasiekti savo tikslinį klientą ir su juo tiesiogiai bendrauti, tai gal toks geriausias, populiariausias tai yra platforma, tai yra mailas, tai kai jūs siunčiate, pavyzdžiui, klientams naujienlaiškius. Gali būti, tarkim, jeigu mes būtumėm Amerikoje, tai būtų tiesiog ėjimas nuo durų iki durų ir pardavinėjimas arba reklamavimas produktų tiesiog einant ir beldžiantis pa žmonės. Gali būti rekomendacijos, tai rekomendacijos gali būti irgi įvairiai. Idealiausia, kai jūsų klientai jau tiesiog kitiems potencialiems klientams pasakoja apie jūs. Gali būti, pavyzdžiui, partnerystės, kai jūs, pavyzdžiui, sudarot partnerystę su kita įmonė ir kita įmonė, jūs kaip ir sako, mes turim tokius partnerius, jie yra labai puikus, turi puikų produktą. Ir 5 kanalas tai yra reklama neskaitmeniniuose kanaluose, tai kaip čia, pavyzdžiui, lauko reklama, reklama spaudoje, gali būti net tie patys renginiai ir panašiai. Tai sakau, šitie yra tradiciniai kanalai, bet yra tokių vis atsiranda naujų, arba jie yra, kur netelpa į jokius rėmus, tai pavyzdžiui, gali būti, nežinau, kokie podcastai dabar, pavyzdžiui, kaip ir nėra labai priskiriami kažkur tais. Tai yra kažkokio kanalo arba, pavyzdžiui, šita partizaninė rinkodara. Jinai irgi yra netelpanti į kažkokius rėmus arba jinai apjungianti gali apjungti labai daug skirtingų kanalų. Tai va, taip pat šitie tokie 5 yra pagrindiniai tradiciniai ir dažniausiai visiems naudojami. Kas yra labai svarbu, atkreipti dėmesį, kad efektyviausia yra kelių kanalų panaudojimas ir ką turiu omeny, tai yra tiesiog, kad per skirtingus kanalus ta pati žinutė tam pačiam segmentui yra transliuojama. Pavyzdžiui, jeigu mes turime mamas tas pačias, tai mes tą pačią žinutę apie mūsų produktą galime rodyti reklamą Facebook'e, galima siųsti apie jį naujienlaiškį, galima partneriauti su kažkuo, kad irgi skleistų tą žinutę, irgi jeigu, pavyzdžiui, jų klientai mamos, kad kalbėtų mamoms apie tai. Ir tai yra efektyviausia, kodėl, nes nors ir mes esame tas personas labai detalizavę ir detaliai apsirašę, bet vis tiek žmonės, vis tiek jie skiriasi. Ir vienas, pavyzdžiui, tikrai sureaguos į reklamą Facebook'e, bet kitam daug geriau suveiks naujienlaiškis. Tai tiesiog dėl to, kad visgi nors ir tos personas mes žinome, ir jos yra labai tikslios, bet vis tiek, sakau, žmonės yra skirtingi. Tai visą laiką efektyviausia yra tas. Ir čia irgi labai dažnai, ir pavyzdžiui, būna, kokioje logistikoje aš esu dažnai susidūrus, sako man, kad mums geriausiai, tai žinokite, veikia skambučiai šalti ir mes darom tik šaltus skambučius ir mums jokia rinkodara nėra aktuali. Tai iš dalies taip, labai gerai, kad jums tai veikia, smagu, bet tiesiog jeigu jums reikėtų daugiau potencialių klientų, daugiau lydų,
Tai tikrai vertėtų pasiimti kažkurį iš rinkodaros kanalo. Kodėl? Nes, pavyzdžiui, mes tikrai esame padarę tokių pasianalizavę ir mes matom, kad, pavyzdžiui, žmonės labai labai daug ieško su logistika susijusios informacijos Google. Tai ir tikrai matom skaičiais, kad ten, pavyzdžiui, logistikos įmonė, ten logistikos paslaugos ir taip toliau, tikrai yra labai daug paieškų Google. Tai vadinasi, kad jūs tiesiog prarandate didelę dalį suinteresuotų žmonių, nes jūs nesate matomi, tarkime, Google, bet jūs atliekate tik tai skambučius. Tai dėl to aš tiesiog maksimizuoti visą efektą iš principo labai yra efektyvu naudoti tikrai ne vieną kanalą. Ir lygiai taip pat kaip ir su personomis, labai yra sveika testuoti skirtingus segmentus, skirtingus kanalus. Nes, kaip ir sakau, gali vienas kanalas veikti, kitas kanalas netaip veikti ir panašiai. Plus gali būti, kad irgi pradeda įpročiai skirtis. Nes, pavyzdžiui, dabar irgi, ką mes matome prieš kokius ten metus ar seniau, puikiai praeidavo laiškai. Pavyzdžiui, laiškai eidavo puikiai ir tie patys naujienlaiškiai ir panašiai. Bet su AI, su dirbtiniu intelektu, visi pradėjo siuntinėti laiškus, visi patapo profesionalais laiškų, parašo labai gražius, labai profesionalius laiškus. Ir kas įvyko, tavo laiškas pasimeta tarp 100 kitų puikiai parašytų laiškų. Tu tampi tiesiog nebematomas. Tai situacija rinkoje keičiasi. Tai vadinasi, tau reikia kažką daryti kito, tau reikia imti kažkokį kitą kanalą, kad tu būtum iš principo labiau taptų matomas ir išsiskirtum iš minios tų, kurie pradėjo siųsti labai gražius ir labai profesionalius laiškus. Tai sakau, nors ir jūs atrodot, kad jau atrandate ir tikrai išdirbate kažkokius kanalus, bet situacija tiesiog gali būti kinta dėl technologijų, dėl vartotojų įpročių ir taip toliau ir panašiai. Tai šitą verta atkreipti irgi dėmesį. Ir kodėl man tai yra kaip pardavėjai tai svarbu, tai iš principo čionai gal labiau sakyčiau ne jums yra svarbu, bet yra svarbu jūsų rinkodaristams, arba kad jūs rinkodaristams kartais pasakytumėte, jeigu tai nevyksta pas jūs, kad iš tikrųjų pardavimai ir pardavėjai yra nuostabus šaltinis suprasti rinkodarai pačius efektyviausius kanalus. Tai yra, kur vyksta tas tikrasis pokalbis, kur labiausiai žmonės yra linkę, susidomi jūsų produktų, yra linkę susitikti, pasikalbėti su jumis ir panašiai. Nes jeigu ypač jūs naudojate daug kanalų, tai čia galima gauti puikią informaciją, kur tie žmonės, kaip sakym, tie lydai, kaip vadinama rinkodara, kurie yra šilčiausi, kurie yra labiausiai linkę bendrauti su jumis. Ir tai padeda tada, žinoma, rinkodarai formuoti prioritetus. Nes jeigu yra labai daug kanalų, tai tiesiog jie mato, kad, gal visgi, pavyzdžiui, geriausi klientai pas mane ateina iš LinkedIno. Tai vadinasi, gal ten reikia skirti didžiausią dėmesį, skirti daugiausiai biudžeto ir panašiai, kitiem kanalam galbūt reikia jo ir mažiau. Bet aišku, kad tai vyktų, tai visų pirma, pardavėjai turėtų klausti ir suprasti, tai per kur ateina, per kokius kanalus ateina tas klientas ir tą informaciją tada nuolatos, periodiškai iš principo perduoti rinkodarai, kad rinkodara suprastų, kurie kanalai efektyviausi. Gal turite klausimų kažkas ar komentarų? Ne. Gerai. Tylą priimu, kad galima judėti toliau. Kitas konceptas tai yra marketingo piltuvėlis. Marketingo piltuvėlis tai iš vienos dalykas, aišku, atrodo kaip toks labai vadovėlinis dalykas, kurio nelabai kas ir naudoja, bet iš principo jis yra tikrai labai naudojamas marketingistų. Jis yra labai labai naudingas suprasti, kokį kelią eina klientas iki nusipirkdamas ar tam prekę ar paslaugą pas jūs, nes tikriausiai irgi suprantat, kad ne visi žmonės vienodai yra pasiruošę pirkti, ne visi čia ateina iš karto ir paskambina ir sako, aš čia noriu iš karto siųsk man sutartį. Žmonių yra tikrai labai įvairių, jie pereina šitą visą kelią, kas yra čionais, iki kol prieina jau prie pirkimo, sutarties pasirašymo ir panašiai. Ir kodėl tai yra svarbu? Yra svarbu dėl to, kad skirtinguose šituose lygiuose veikia skirtingi kanalai iš principo ir kartais net ir skirtingos žinutės. Tai pats viršus, TOFU, tai trumpinasi top of the funnel.
Tai yra, aš neverčiu kai kur lietuvių, nes kartais nelabai man patinka tie lietuviški vertimai. Tai pats viršus yra iš principo, galim sakyti, tas potencialus klientas dar šaltas, galim sakyti taip. Tai yra, jisai dar tikrai nėra pasiruošęs pirkti kažko iš jūsų. Tai yra pati pradžia, kai jisai pradeda suprasti, kad aš galbūt galimai kažkokią turiu problemą. Na tai pavyzdžiui, aš turiu įmonę ir aš išrašinėju į rankas sąskaitas ir kažkaip tų klientų daugėja, sąskaitų daugėja, to laiko tikrai atima nemažai, padarau gal ir klaidų ir taip toliau. Galbūt aš jau pradedu galvoti, kad aš čia galbūt jau ir turiu problemą. Kai man įsijungia tokia mintis, ką aš darau, aš tada dažniausiai pradedu ieškoti informacijos, ar tikrai tai yra problema, gal yra kažkoks sprendimas tam ir panašiai. Tai kokie tada marketinginiai kanalai ir žinutės veikia, tai aš galbūt kažkokią atrasiu blogo įrašą. Gal kažkas parašė, turėjo tokią panašią patirtį ir pasidalino tiesiog, kaip išsisprendė tą problemą. Galbūt bus socialiniam tinkle, pavyzdžiui, LinkedIn, yra koks nors žmogus, irgi verslo savininkas, ir kuris irgi turėjo tokią problemą ir dalinasi savo patirtimi, ką jisai darė ir panašiai. Galbūt tiesiog aš pamatysiu reklamą. Gal aš dar negalvoju pirkti, bet tiesiog, aš pamatau reklamą. Ir kartais žmonės sako, kad telefonas įrašinėja, ką aš kalbu, nes man pradeda rodyti tas reklamas, apie ką pakalbu. Tai čia iš principo yra dėl to, kad mes jau pradedame mintyse apie kažką galvoti ir mes tiesiog labiau pradedame pastebėti tas reklamas, kurios kalba apie tai, apie kažkokią ar problemą, ką mes norim įsispręsti ir panašiai. Tai čia yra pirmas. Tada toliau yra jau tas svarstymo fazė. Tai aš jau suprantu, kad, aš turiu problemą ir tada aš galvoju, taigi gerai, tai kokie yra sprendimo būdai. Aš tada jau lendu giliau. Tada kas gali būti? Tai vadinami angliškai case studies, pavyzdžiui, atvejų analizės. Aš pradedu tikrai skaityti, kaip čia galima įsispręsti labai, labai konkrečiai. Aš gal apsilankau kokiam nors webinare, nes yra irgi webinaras apie tai, apie sąskaitų žodžių išrašymą, laiko taupimą. Gal aš jau lendu dar toliau, gal aš jau žinau, kad, man reikia kažkokios tam, pavyzdžiui, įrankio, tarkim, ir aš pradedu tiesiog palyginimus skaityti vieno įrankio, kito, gal yra kažkoks blogo įrašas su palyginimu visų įrankių ir panašiai. Ir trečias žingsnis, kai aš jau suprantu gerai, tai aš jau išsirinkau, man reikia šito įrankio, tada aš jau priėmu sprendimą ir iš principo aš jau esu pasirengusi pirkti. Ir čianais, ką mes darom, tai gali būti demo, pavyzdžiui, man kažkas pasiūlo įrankį išsibandyti, gal aš pasiskaitau realių klientų atsiliepimus, kainodaros puslapis, aš nueinu pasiskaitau apie kainą, kas įeina ir taip toliau ir panašiai. Dar gali būti ir ketvirtas, čia labai priklauso iš tikrųjų nuo mokyklos, nes kai kurie turi ir dažniausiai tai yra šitie 3, bet būna, kas dar įdeda ir ketvirtą stadiją, kas yra lojalumas. Lojalumas jau atsiranda, kai tu tampi klientas, tai ar tu pasirašai sutartį, ar tu nusipirkai kažką tai iš įmonės. Tai labai šitas irgi yra iš principo svarbus dalykas, kas dėja, bet patirty aš matau, kad žmonės pamiršta, įmonės pamiršta. Jis galvoja, tai vieną kartą iš manęs nusipirko, ir viskas, puiku, padariau pirkimą, valio, einu ieškoti kitų klientų. Nors labai dažnai tu šitam jau savo klientui tu gali daug paprasčiau parduoti gal kažkokią kitą prekę, tai yra apselinti, jeigu tu kažką kitą darai, gal jam pakartotinai kažką gali parduoti ir panašiai. Tai šitas irgi, sakau, šito neįtraukiu kaip ir šitą pagrindinį, bet jo irgi nereikėtų pamiršti, nes lojalumas yra labai svarbu ir iš principo tai yra, kaip sakoma, atsiprašau, nuvažiavom, prispaudžiau. Nes tai yra iš tikrųjų pats pigiausias pigiausias, pavadinkim taip, pardavimas, nes, tarkime, pritraukti visiškai naujus klientus ir juos per visą šitos pakopas yra tikrai daug brangiau pravesti, negu tiesiog padaryti kažkokį antrą pardavimą ar apselinimą jau esančiam klientui. Tai iš principo šitas tai faktiškai beveik nieko nekainuojantis dalykas. Ir pardavimai dažniausiai dėja, bet dalyvauja tik tai pačiam tam paskutinėme žingsnyje, tam bottom of the funnel. Tai yra jau, kai reikia ar ten kažkokį demo tenai jam padaryti, ar ten kažkokią pasiūlymą nusiųsti, ar dar kažką. Tai dažniausiai vyksta taip. Tačiau
Iš tikrųjų būtų labai labai efektyvu, jeigu pardavėjai prisijungtų, kuriant ir formuojant žinutes, parenkant kanalus ir panašiai, tiek tiems klientams, kurie tik pradeda suprasti, kad turi kažkokią problemą, ir tiems žmonėms, kurie, na, jau kažkokią analizę atlieka. Kodėl? Nes va tokie, tarkim, toksai realus pavyzdys iš savo, kai aš esu dirbus su kvepalais, tai turėjom tokį nedidelį butiką. Ir mes galvojom, kad, iš tikrųjų, mūsų išskirtinumas turėtų būti vežtis į Lietuvą, pristatinėti prekinius ženklus, kurių nėra kitose didžiuosiuose tinkluose. Ten Crème de la Crème, Douglase ir taip toliau. Ir mes taip ir darėm, bet tada pardavėjai, ir mes kažkaip pradėjom kalbėti su pardavėjais, ir pardavėjai sako, nu, žinot, ką labai vertina mūsų klientai, tai jie vertina dėmesį, nes ir sako, tikrai pradėjo skųstis, kad, nu, atsako pas konkurentus, tai dažnai jie užeini tą parduotuvę, tave nužiūri taip, maždaug įvertina, ar tu čia turi pinigų, ar tu neturi. Dažniausiai tada net nekalba, nes nuvertina, kad tu čia nieko neturi, nieko nepirksi ir nevertas su tavim prasidėti ir panašiai. Mūsų buvo logika, kad reikia dėmesį tikrai skirti kiekvienam, pasišnekėti, jeigu ten gal ir pasėdėt, gal ir kavutės pagerti ir taip toliau ir panašiai. Ir mes tai pradėjom girdėti ir mes tiesiog pradėjome į mūsų komunikaciją tai įtraukinėti, kad ir kalbėti ne tik tai apie tos kažkokius išskirtinius prekinius ženklus, bet apie tą tokį šiltą, ten betarpišką bendravimą, kad ten visi klientai yra welcome ir panašiai. Nes mes išgirdome tai iš mūsų pardavėjų, o pardavėjas tai išgirdo iš savo klientų ir atnešė mums. Kitas, pavyzdžiui, pavyzdys yra, ir labai irgi mes dabar dažnai tai girdime iš įmonių, kurios, tarkim, labai labai yra techninės, turi kažkokį labai specifinį techninį produktą. Ir jos labai dažnai galvoja, kad reikia, pavyzdžiui, turinį kurti, ten kažkokius blogo įrašus, labai labai techninius, su daug specifinių ten žodžių, ten ir taip toliau ir panašiai, nes, nu, vat, renkasi sprendimus, priima jau top lygio vadovai, kurie ten yra, nežinau, dažniausiai yra koks nors inžinieriai patys ir taip toliau. Bet bekalbant, mes suprantame, kad iš principo dažniausiai pirminę paiešką, jeigu vat reikia kažkokio potencialaus ten partnerio ar tiekėjo, iš principo atlieka ne top vadovai, atlieka kažkokie jaunesni vadybininkai, kartais net administratoriai, ten praktikantai ir taip toliau, kurie nelabai gal turi tokių techninių žinių. Ir jam reikia daug paprastesnės kalbos. Tai jam net ir turinio iš principo reikia daug paprastesnio, paprastai pristatant tavo produktą, negu naudojant labai labai ten kažkokią sofistikuotą kalbą su daug labai specifinių žodžių. Tai vat irgi, kodėl yra verta, nes, nu, tiesiog tu supranti irgi iš principo, kas yra tavo persona, kas labiausiai atlieka tą vat pirminę paiešką, kai tu dar esi tik tai tam pačiam viršui piltuvėlio ir panašiai. Tai va šitą irgi, kodėl labai, na, verta įtraukinėti iš principo pardavėjus, nes jie turi labai daug tokios naudingos informacijos. Ir kodėl dar yra šiaip kaip pardavėjų svarbu, kai tu gauni lydą, kai tu gauni kažkokį potencialų klientą, suprasti tai, kurioje piltuvėlio dalyje jisai yra. Tai visų pirma, čia būtų iš viso idealu, jeigu dar pardavėjas galėtų gauti informaciją, su kokia medžiaga jau lydas yra susipažinęs. Tai, pavyzdžiui, vienokia bus kalba, jeigu lydas skaitė kažkokį ten blogo įrašą, kad čia kažkoks sprendimas egzistuoja, tai vadinasi, kad jis yra tik pačiam viršuje piltuvėlio. Ir visiškai kita kalba bus, jeigu mes žinosime, kad lydas jau yra, pavyzdžiui, 3 kartus nuėjęs ir pasižiūrės mūsų kainodaros puslapį. Tai vadinasi, jis tikrai jau renkasi, galvoja ten gal tarp mūsų ir kažkokio konkurento, vertinasi kainas ir panašiai. Ir tai mums leidžia irgi prioritizuoti lydus, nes jeigu mes jų turime labai daug, tai iš principo tai irgi padeda mums suprasti, ar reikia jam skambinti čia ir dabar labai greitai ir jo nebepaleisti, arba jį reikia gal, nu, tiesiog dar po truputį šildyti, nes jis apskritai yra tik tai supratęs, kad jisai galbūt galimai turi vat kažkokią savo problemą, kurią reikėtų išsispręsti. Ir dar toksai patarimas tai yra, kad kartu su rinkodara yra labai, arba net ir tiem patiem pardavėjam, vieniems tikrai yra vertėtų nusipiešti tiesiog tą kliento pirkimo kelią, per ką praeina visi klientai, iki kol ten perka ar pasirašo sutartį.
ir nuolatos peržiūrėti, pažiūrėti, tai ką mes darome viename ar kitam kely, ar mes tikrai atsakome į visus klausimus, ar atliepiam visus klausimus ir taip toliau ir panašiai. Ir čia ir sakau, irgi tas pats atgalinis ryšys iš pardavėjų būtų labai, labai svarbus. Metrikos. Tai kokias metrikas naudoja pardavėjai ir kokią naudoja rinkodara, tai šiaip dažniausiai rinkodara turi savo kažkokias metrikas, pardavėjai turi savo metrikas ir vieni kitų metrikas nesikiša, net būna, kad ypač jeigu kalbant apie rinkodarą, tai būna tikrai, kad pardavėjai kartais ir nesupranta ir sako, ką čia reiškia vienas ar kitoks, vienas ir kitas ten ta reikšmė. Tai visko gal visiems ir nereikia žinoti, bet labai tikrai būtų sveikintina tam tikromis metrikomis pasidalinti, nes ir tuoj parodysiu, mano manymu, kuriomis galbūt metrikomis ir kodėl, nes tai gali duoti tikrai labai neblogų įžvalgų tiek pardavėjam, tiek tiem patiems rinkodaristams. Tai čia yra tik keletas pavyzdžių, mano manymu, iš mano patirties, kuo mes dalindavomės ir kas tikrai padėdavo, bet tai tikrai gali tų būti pavyzdžių daugiau. Aišku, viskas priklauso nuo jūsų industrijos, nuo jūsų produkto ar paslaugos. Gali būti dešimtimis, o gali būti iš principo tų metrikų ir vos keletas. Tai čia yra metrikos, kurias surašiau, ką rinkodaristai galėtų atiduoti, parodyti, supažindinti pardavėjus. Ir kodėl. Tai vienas dalykas - vartotojo segmentas. Tai žinoma, tai yra svarbu suprasti, į ką taikosi, į ką orientuojasi šiai dienai rinkodara, kad irgi pardavėjai galėtų savo žinutes irgi savo net pokalbį, net tą patį toną irgi kreipti atitinkamai. Čia vėlgi grįžkim prie to paties Ozio ar karaliaus pavyzdžio. Sakau, tai mes kaip ir skirtingai kalbėtumėme su vienu ar kitu žmogumi. Tada informacija tikrai naudinga yra, kokie kanalai ir platformos yra šiai dienai naudojami, nes tai irgi gali duoti mums nemažai informacijos, tai per kur ateina, kokią informaciją yra matę, nes čia irgi ir susisieja žinučių turinys. Nes gali būti, kad, pavyzdžiui, mes leidžiame reklamą Facebook'e, bet tų žinutės yra skirtingos. Pavyzdžiui, mes turime vieną žinutę, kuri kalba apie ten kažkokią nuolaidą, pasinaudok, pavyzdžiui, sezoninę vasaros nuolaidą. Kita žinutė kalba apie kažkokią aukštą mūsų tenai, pavyzdžiui, produkto kokybę. Tai labai šitą, jeigu tik tai būtų įmanoma gauti informaciją, jinai tikrai būtų labai naudinga pardavėjai, kalbant su tuo potencialiu klientu, kuris atėjo per Facebook reklamą, nes visiškai vienaip tu kalbėtum su vienu, kuriam yra svarbu kaina ir kuris paspaudė ant tavo kainos pasiūlymą, visiškai kitaip tu bendrautum su žmogumi, kuriam yra svarbi kokybė. Tai gal tu jam net išsiūlytum nuolaidų, tu akcentuotumės į kokybę ir taip toliau ir panašiai. Tai šitas yra labai svarbu suprasti ir tą informaciją, manau, gauti. Ir kur ir kiek kartų interaktinu, čia gal toks nelabai gražus žodis, bet tai angliškai interaction, tai yra irgi, tai per kokius kanalus ir kiek kartų su jūsų turiniu šitas potencialus klientas, potencialus lydas interaktino. Nes jeigu jisai, pavyzdžiui, atėjo jūsų svetainę 10 kartų ir jis atėjo ten labai daug jūsų kainodaros puslapį ir panašiai, tai vadinasi, kad jis tikrai yra super karštas, labai susidomėjęs ir tikrai reikia su juo sukontaktuoti, jau galima greičiau, nepaleisti jo ir panašiai, bet jeigu jis atėjo ten vieną kartą ir jis atėjo pas jūs į blogą kažką pasiskaitinėjo ir ten plus praleido tenai labai labai mažai laiko, kad net normaliai neperskaitant informacijos, tai greičiausiai jis bus nelabai susidomėjęs. Gal ir galim ten jam suskambinti, bet greičiausiai jį reikės tikrai edukuoti. Ir kaip ir sakiau, vartotojo kelias irgi, tai yra svarbu tiesiog suprasti, per kokį kelią iš principo jūsų potencialūs klientai praeina. Nes taip irgi, kaip ir sakau, galite pagal tai formuoti savo žinutę, žinoti, kurioje stadijoje yra ir panašiai. Tai čia tokie pavyzdžiai, sakau, ką dažniausiai iš savo patirtį mes naudodavomės kartu su pardavėjais. Ką pardavimai gali atiduoti rinkodarai? Tai, kaip jau ir sakiau, atgalinį ryšį apie pačias personas arba segmentus, nes, kaip ir sakau, gali būti, kad, pavyzdžiui, jūs testuositės ir sakysit, kad mums yra labai, mūsų produktas yra labai puikus ir aktualus ten finansų vadovams,
O paaiškės, kad finansų vadovai sako ne, mums tai yra visiškai neįdomu, nes tas ir tas. Tai ir tada automatiškai, kam gaišti laiką, galbūt reikia žinutę, aišku, koreguoti, o galbūt jūs suprasite, kad jūsų produktas ne finansų vadovams yra svarbus, o visai kažkokiam kitam segmentui arba personai. Tai tam tas galinis ryšys yra labai svarbus. Kitas dalykas - pardavimo ciklo trukmė. Tai yra, kiek jūs tikitės, per kiek laiko jūs savo produktą parduosite, arba per kurią dažniausiai jūs parduodat. Na, pavyzdžiui, žinote, kad dažniausiai trunka 3 mėnesius. Bet matote, kad dabar viskas trunka pusę metų. Viskas yra daug ilgiau. Ir čia marketingas gali padėti jums šiek tiek galbūt paskatinti tą pardavimą. Kodėl? Galbūt jis gali kažkokį, nežinau, padaryti specialų pasiūlymą, gal gali išleisti, nežinau, padaryti kažkokį webinarą, nes galbūt daugam kyla dar klausimų ir nori tiesiog gauti koncentruotą atsakymus vienoje vietoje, kad priimtų greičiau sprendimą, kad nereiktų aiškintis daugiau, rinkti informacijos ir taip toliau ir panašiai. Tai marketingas iš principo gali kažkokiais veiksmais šitą pardavimo ciklo trukmę sumažinti, tiesiog jam reikia žinoti, jeigu jinai tampa tikrai ilga. Pagrindiniai prieštaravimai. Tas labai svarbu ir tas yra labai svarbu irgi, kaip tu gali formuoti savo žinutes, netgi nuo pat pradžių, tai yra tiems potencialiems klientams, vartotojams, kurie yra dar tik tai pradeda savo kelionę ir pradeda suprast, kad jie turi kažkokią problemą. Ir jeigu jau pačioj pradžioj tu atliepi pagrindinius prieštaravimus, tai iš principo tu taupai irgi pardavėjų laiką. Nes pavyzdžiui, jeigu labai daug pardavėjai girdi, kad jūsų produktas tai jau tikrai yra labai labai brangus ir aš dėl to tikrai nežinau, ar aš pirksiu, man čia reikia pagalvoti, pažiūrėti kitus konkurentus ir panašiai. Kodėlgi neatliepk šito pačioj pradžioje? Pavyzdžiui, neparašęs blogo įrašų, pavyzdžiui, socialiniuose tinkluose ir panašiai, nerašant postų, kad taip, jūs galbūt esate brangus, bet jūsų kaina yra pagrįsta dėl to, argumentuoti atsakant ir tiesiog, jau žmonės tai pamatys nuo pat pradžių ir jeigu jau kurie kreipsis, tai greičiausiai jie žinos, kad gerai, jūs esate brangus, bet jiems gal greičiausiai tai tiks ir jie tiesiog supras, kad taip, jūs esate brangus, bet jūs turite labai svarbių argumentų, kodėl jūs esate brangus. Tai šitas irgi tikrai rinkodara gali padėti pardavėjams atliepti, tiesiog atsakyti į tuos prieštaravimus. Ir aišku, pagrindinis pasirašomų sutarčių skaičius, čia žinoma, čia tikrai šita metrika turi būti ar sutarčių, ar pardavimo, padarčių sutarčių. Šita metrika tikrai turi būti bendra ir visi turi ją matyti ir tai turėtų būti apskritai viena iš pagrindinių metrikų. Tai kodėl man tai svarbu, apibendrinant, nes pardavimam tai tiesiog tai suteikia gaires bendravimui, jeigu aš turiu kaip galima daugiau informacijos, man atiduoda rinkodara, ką tai lūkesčiai, nes aš galiu irgi žinoti, kokius lūkesčius turi klientas potencialus mano produktui, paslaugai, aš galiu lygiai taip pat prioritizuoti irgi visus šituos lydus, žinot, su kuo bendrauti pirmą, su kuo nėra galbūt taip svarbu bendrauti ir panašiai. O rinkodarai, tai šito viskas, ką jie gauna iš pardavimo, tai tiesiog padeda iš principo generuoti kokybiškesnius lydus pardavimams, kurie galbūt jau turi mažiau ir prieštaravimų, ir padėti, jeigu matome, kad yra problema, tiesiog trumpinti pardavimo tą laiką. Ir toks paskutinis dalykas, tai yra rolės ir atsakomybės. Tai labai dažnai irgi tradiciškai mes turim tą tokį požiūrį, kad marketingas tai jau generuoja lydus, gaunamas lydas, jis yra atiduodamas pardavėjui ir jau pardavėjas tenai pasirašinėja sutartį, arba dėja kartais nepasirašo. Ir to ir baigėsi. Tiesiog labai yra du atskirti dalykai. Marketingas lydas atvedamas, pardavėjas tą lydą pasiima ir ten toliau dažniausiai pasirašo sutartį, arba kartais nepasirašo. Bet iš principo ne visai taip yra. Arba neturėtų būti, arba idealiu atveju tai turėtų būti iš tikrųjų šitos rolės, kaip ir jau buvo tikriausiai aišku iš mano pasakojimo iki šiol, turėtų iš principo būti viskas persipinę.
Ir aš matyčiau labiau darbą kartu šitaip. Tai angliškai tai vadinasi toks kaip feedback loop, lietuviškai nelabai gražiai verčiasi, atgalinio ryšio kilpa, kažkas tokio. Bet tai turėtų būti nuolatinis iš principo bendravimas, nuolatinė keitimasis informacija. Tai, nu, pavyzdžiui, vėlgi grįžkim, kad pardavimai nuolatos turėtų duoti tiesiog ir papasakoti rinkodarai, tai kokio jam turinio reikia, kokie yra pagrindiniai prieštaravimai, ar tinkami lydai, ar netinkami, jeigu netinkami, kas yra blogai su jais ir taip toliau. Rinkodara, kaip ir sakau, atiduoda visą naudingą informaciją pardavimams, kiek jos turi įmanoma, kad tiesiog pardavimai galėtų dirbti ir remiantis tą informaciją tiesiog vienaip ar kitaip apdoroti tuos lydus. Kitas irgi dar dalykas yra labai svarbu irgi informuoti laiku pardavėjus apie naujas kampanijas. Pavyzdžiui, ar tai jūs galbūt imat kažkokį naują kanalą ir rodote reklamos naujose kanaluose, galbūt jūs keičiate žinutes, gal jūs, pavyzdžiui, akcentuojatės dabar į kokybę, o ne į kainą. Galbūt jūs einate, nežinau, ten į kovą su konkurentais ir jūs ten kažką ten, nežinau, norite įgnyti konkurentų ir jūs kažką minėsite ir taip toliau ir panašiai, nes pardavėjam tai labai svarbu, nes jie irgi jau gali iš anksto pasiruošti, žinoti, kaip reaguoti į naujus lydus, į naujas žinutes, kurie pamatys ir taip toliau. Gali būti ir labai dažnai įvyksta, kad irgi reikėtų pamiršti, kad čia sąveikauja ne tik tai dvi pusės, bet gali būti yra įtraukiamos ir kažkokios trečiosios šalys. Na, pavyzdžiui, jeigu gauname feedbacką, kad nelabai aišku pas jus svetainėje, kur ten užpildyti tą kontaktinę formą, tai galbūt reikės, nežinau, dizainerio ten UX-o, ar reikės ten programuotojų kažko, kad ten kažką iškelti tą formą, jinai tam to aiškesnė. Gal ten reikės dar kažko, nes kažkas gal, pavyzdžiui, matome, kad, nežinau, pavyzdžiui, vėluojas gamybinė įmonė ir vėluoja gamyba, neturime mes dabar tiek naujų, tiesiog negalime apdoroti naujų klientų, tai gal šiek tiek stabdome tuos savo pardavimus, ar informuojame, tiesiog, tai čia yra dažnai tiesiog irgi bus įtraukiamas irgi trečiosios šalis į visą šitą komunikaciją. Tai apibendrinant ir idealus variantas, aišku, yra tas, kad rinkodara ir pardavimai turėtų dirbti iš principo kartu. Ir jie nuo planavimo, tai yra nuo planavimo, ką mes norime pasiekti, kokie yra mūsų tikslai, kokie galbūt irgi yra mūsų segmentai, kas yra mūsų tiksliniai klientai ir panašiai. Vat kaip ir mano tas pirminis pavyzdys mano praktikos, gal reikia irgi pardavimas įtraukti į planavimą, į naujo produkto įvedimo į rinką, nes pardavimai jau žinojo iš principo seniau, kad tas produktas, to skonio produktas nėra populiarus ir jis istoriškai tikrai niekada nebuvo populiarus, tai galbūt tas jau būtų iš karto padėję rinkodarai, ar tiesiog galbūt ir didelių tokių kiekių neužsakinėti, paimti kažkokią mažą kiekį. Tai vat tiesiog tas bendras planavimas yra labai svarbus, bendros metrikos, tai kaip ir sakau, taip, sveika yra turėti atskiras savo metrikas, bet tikrai turėti kažkokias metrikas bendras, kurias jūs naudojate ir supranta, tiek pardavėjai supranta rinkodara pardavėjų, visi žino, ką skaičiai, ką ten trumpiniai, kad tie keiksmažodžiai, sakykime, taip reiškia. Ir kas dar tikrai manau yra svarbu, tai tikrai naudoti kiek įmanoma vieną bendrą CRM-ą. Ir CRM apskritai yra labai senkina naudoti, nes taip yra tokių įmonių, kurios nenaudoja ir ten naudoja Excelį, bet CRM tu gali tikrai sudėti labai daug naudingos informacijos, kuri vienoje vietoje visi turės reikiamą informaciją, nereikės ieškoti per kažkokius skirtingus šytus ir taip toliau ir panašiai. Aišku, labai priklauso, kokią informaciją sekat ir koks yra CRM-as, bet tikrai galima gauti tiesiog tokią informaciją, kad, pavyzdžiui, kokių reklamos pamatė, kokiuose kanaluose, kiek kartų ir taip toliau ir panašiai. Tai čia, pavyzdžiui, pardavėjams yra nuostabi informacija suprasti ir įvertinti, ką matė jau potencialus klientas, kiek jisai yra tas karštas lydas ir taip toliau ir panašiai. Tai, pavyzdžiui, mes savo vienoje įmonėje, mes turėjom taip viską visiškai bendrą ir mes įsikeldavome kartu ketvirčio planus, tai vat mes kartu pardavėjai rinkodara, plus dar kiti, kurie palaikymas, tas pats IT ir taip toliau, mes turėdavom bendras metrikas.
mes turėjom bendrą CRM ir CRM mes sekdavome to ketvirčio planus, tai yra kaip mums pavyksta juos įgyvendinti. Ir taip, ir jeigu pavykdavo įgyvendinti, tai ketvirčio pabaigoje mes turėdavome visi bendrą vakarėlį. Tai tiesiog tai labai motivuodavo tiesiog irgi nesipykti, motivuodavo suprasti metrikas, nes jos būdavo visiems vienodas ir visi jas turėdavo suprasti. Tai tiesiog tai tikrai padėdavo ir kažko tokio, gal nebūtinai tiek visiems pavyks detaliai viską ten sekti ir planuoti, bet tikrai bent jau šitas daugiau mažiau vietas labai rekomenduočiau darytis joms kartu. Tai ačiū uždėmesi, čia mano LinkedInas, jeigu turės ar kažkas čia vėliau klausimų, ne šiandien, galima pabendrauti. Marija, aš matau, kad tu dar turi klausimų pokalbį. Pokalbį, gerai. Dėkui, Marija. Prašau. Kokie pagrindiniai iššūkiai bendradarbiaujant pardavimams ir marketingui? Kodėl kitoms komandoms visgi sunku kartu dirbti? Tai čia komandoms, tai aš suprantu visgi pardavėjams ir marketingui, ar ne? Tai pagrindiniai iššūkiai, tai aš manau, yra, ką aš ir sakiau, būna, kad dažnai, tarkime, marketingas turi savo kažkokį planą susidėliojęs, jam reikia atvesti, tiek lydų. Ir jam yra svarbu tiesiog, pavyzdžiui, lydai ir lydų skaičius. O tuo tarpu, pavyzdžiui, pardavėjams yra svarbu pasirašyti sutartis. Ir čia dažniausiai ir būna tas iššūkis, tas tiesiog nesusikalbėjimas, nes rinkodara sako, mesgi padarėm savo darbą, mes atvedame, nežinau, 100 lydų, viskas, valio, turėkite, tai jeigu jūs nepasirašot sutarčių, tai čia yra jūsų problema. Nors tikriausiai gali būti, kad ne rinkodarai pardavimams problema yra ta, kad tie, pavyzdžiui, lydai yra visiškai nekokybiški. Jie visiškai, pavyzdžiui, tikisi kitokio produkto, gal reklama yra kažkiek, gal nežinau, ten klaidinant ir taip toliau ir panašiai. Tai va šitas yra, kad labai dažnai skirtingas turi savo metrikas ir viena šalis savo metriką įvykdo ir jiems yra gerai iš principo. Ir jiem nebelabai svarbu yra, ką kita pusė su kokiam problemom susiduria. Tai čia yra, sakyčiau, iššūkis yra toksai, kaip susialaininti, nes dažnai būna žmonės tiesiog irgi nesupranta. Arba dažnai irgi būna, turėjau patirti tokia, kad tiesiog pardavėjas ateina ir sako, man reikia tokių ir tokių lydų, atvesk man, žinai, tų lydus. Ir tiesiog, irgi, ir nėra dar tokio gal įsiklausimų, kodėl, nes rinkodara irgi tikriausiai žinotų, kodėl negali atvesti tokių lydų, tai to tokio irgi pašnekesio tiesiog numetimo kitai pusė, žiūrėk, padaryk taip, nes man to reikia. Ir tiesiog gal tokio neįsiklausimo, kodėl gal ne visai galima tai padaryti ir panašiai. Tai sakau, kai dažniausiai didžiausias iššūkis ir problema yra, kai šitos dvi sritis yra iš principo atskirtos ir nebendradarbiauja. Ką ir sakiau. Tai va. O nežinau, sakau, dar kitą pusę gali galbūt, tiesiog kodėl kitoms komandoms visgi sunku dirbti kartu, tai va čia ar apie pardavėjus ir rinkodarą, ar čia apie dar kažkokią komandą turimo omeny. Tai va, tikiuosi atsakiau klausimą. Puiku. Tai ačiū, Marija, už pasidalintą patirtį. Ačiū tiems, kas prisijungė ir tikiuosi, kad susitiksim kitą kartą. Ačiū. Ačiū už dėmesį. Iki.